Tai aš Simas. Labas, Simai. Labas, Net. Aš Ineta. Labai malonu. Šiandien Blitz pažinties su verslu kalbinu žmogų, kuris iš pirmo žvilgsnio yra labai šviesus, besišypsantis, nuolantos, besidžiaugiantis, bet aš priežastį labai irgi numanau dėl ko. Ineta, labas. Labas. Labai malonu tave sutikti. Man irgi. Ir dabar video formatu mes faktiškai parodysim, kas yra 1, 2, 1. Tik tai 1, 2 ir ten 0, nes daugiau kalbėsime apie tave, o ne apie mane. Gerai. Aš iš karto užsiminiau apie tai, kad tikriausiai žinau priežastį, kodėl tu švyti nuolatos. Tai ar tik tai nebus ten tie testukai ir tie papildai ir tie visi geri dalykai, kuriais ir užsiemi gyvenime? Taip, tai tikrai turi įtakos, bet kitas svarbus dalykas, kad tai yra veikla. Kai darai tai, ką mėgsti, tai visai kita yra nuotaika, negu kai reikia eiti daryti tai, ką reikia. Ką reikia daryti kartais nelabai malonu. O tai, sakyk, apsisprendimas daryti tai, ką mėgsti, kada atėjo? Ta pirminė mintis jinai buvo tikrai seniai, bet galutinis apsisprendimas atėjo tapus mama. Aš kaip juokauju, kai tampi mama, susilauki vaikų, tarytum užauga sparnai, daugiau drąsos, turi tada imtis ir darytis, nes jau supranti, kad esi atsakingas nebe tik už save, o už daugiau žmonių. Tai žodžiu, išsispardai savo sėdimąją ir tada įmėsi... Plėti savo komforto zoną. Jo, plėti savo komfortiškąją zoną. Tai ko tu užsiemi? Įkvėpiu žmonės pokyčiams geriau jaustis ir pokyčiams, kad galime gyventi kitaip. Čia kaip sekta nuskambėjo, žinai, mes įsitraukiam, parduodam dalykus įvairiausius ir jūs turite atiduoti savo turtą. Nu, aš čia juokauju, ironizuoju, žinoma, suprantam. Tai įkvėpi gyventi kaip? Žinai, šiandien dienai mes turime visko labai labai daug. Ir tas mūsų skrandukas, jis yra pilnas. Bet jeigu pažiūrėtume giliau, aš mėgstu vadinti mažiausių varžtelių mūsų kūne, jis labai labai stipriai šiandien badauja. Reikia tam tikras dalis sudėti atgal, kad kūnas veiktų efektyviai. Tada ir šypsena didesnė, ir nuotaika geresnė, ir viskas veikia kūne efektyviau. Ir kaip ir sakiau, pati esu mama ir pirmą ieškojau, kaip tiem vaikams duoti, kad aš noriu, kad jie užaugtų pilnoj komplektacijoje, pilnoj sudėty, ne tik išorė, bet ir vidumi. Sukomplektuoju žmogų taip, kaip mūsų kūrė, nes su šiuolaikiniu pasauliu tam tikros dalis kažkodėl dingo. Komplektuot pradėjai prieš tai, kai atradai Zinzino, ar po to, kai atradai Zinzino? Kartu viskas įvyko. Atsiradau Zinzino ir su Zinzino atsirado tas geresnė savijauta, o tada atsirado noriu dar. O ką dar galiu padaryti? Taip atsirado EKT. Atsirado platesnis įvairių programų praėjimas ir ieškojau tos sveikos mitybos, nes susitvarkiau vieną problemą, tada noriu dar pagerinti. Su sportu visada draugavau, bet dabar dar aukštesnė kartelė atsirado ir taip norisi dar, kaip pasiimti geriau, aš noriu dar geriau jaustis. Tai va, taip ir viskas kartu vyko. Kodėl Zinzino? Tiek daug visokių pasaulyje būdų, preparatų, medžiagų, tablečių, papildų yra. Trumpai gal papasakotum, kaip tas Zinzino atsirado. Aš tokia buvau aktyvi mama ir vieną dieną atsidūriau startuolių popietėje. Tuo metu buvau kitos įmonės atstovė ir taip susipažinau su Zinzino įmonės atstovė ir labai mane užkabino būtent kraujo tyrimas, nes tu gali patikrinti, kraujas yra faktas, yra ten ar nėra. Tai va tai buvo esminis dalykas. Iš tų produktų pusės, tai žinai, visi sako, kad mes skaniausi, mes geriausi, gerkit, vartokit ir viskas tau bus labai gerai. O gerai, o jeigu aš noriu patikrinti, kaip man patikrinti? Tai va čia buvo tas įrankis, kad man nebereikia spėlioti, numanyti, galvoti, tikėti. Aš tiesiog vartoju, patikrinu ir matau, yra pliusas ir nėra. Ir tada daug atkrenta visokių dalykų, placebų, įtikėjimų. Tai pati, žodžiu, išbandėjai ir tada pradėjai įtikinėti kitus. Jo, įtikinėti. Ne, aš pradėjau viską kartu, aš tokia stačia galva, mėgstu daryti, nes susidėjau daug faktų, neturėjau ko prarasti. Ir galvoju, kodėl ne? Nes galimybė buvo ir yra startuoti be jokių startinių kažkokių paketų. Aš juokiausi, sakau, kai patikrinsiu, kad galiu užsidirbti, tada ir nupirksiu. Tai va, patikrinau, veikia, nupirkau, padariau. Žinai, kaip tavo pradeda pačios sveikata keistis, kai tu pradedi matyti pokyčių vaikų, tėvų, ant senelių. Ir tu, kai girdi žmonės, kad sako, man čia tas, anas negerai, kaip aš vadinu, tai yra savanaudiška, tylėti ir nesidalinti. Ką jau žmonės nuspręs, jau jų teisė. Bet kaip aš sakau, aš jaučiuosi ramesnė, kad daugiau žmonių apie tai išgirdo. Aš suprantu, kad Zinzino yra tikrai geras dalykas. Tikrai norėsiu išbandyti, mes čia po to apie tai pakalbėsim. Iš kur išmokai kalbėti? Iš kur išmokau? Renginius vedi tikriausiai. Tai taip, tenka renginukų pravesti ir su Zinzino, bet yra dar vienas
Paslaptėlė, kas dasidėjo, tai yra verslo klubas BNI. Eina ten jau 3 metai mano, tai tikrai esu paaugus labai stipriai, tiesiog visų pirma kaip žmogus. Aš noriu kokybiško gyvenimo, juo labiau, kad vertę tai turiu didelę, net sakyčiau milžinišką. Tai ne šiaip šaukštelius parduoti, tai yra sveikata. O sveikata, kaip ten bebūtų brangiausias turtas. Su sveikais žmonėm taip ir būna dažniausiai, kad sudėtinga juos kuo nors sudominti, jau turi savo nuomonę ir panašiai. Tai pabaigai noriu paklausti tavęs, kuo tave galėtų sudominti žmogus, kuris tave kviečia į tą tokį 1-2-1 susitikimą. Skanus maistas, sportas, ekstremalus galbūt kažkoks tai potyris. Kad tave papirktų ir tu tikrai nebegalvotum apie techninius dalykus, o iš karto sutiktum bendrauti arba darbuotis kartu. Tai kažkoks projektėlis būtent su sveikatingumu, ką ir sakiau pradžioj, kad įkvėpti žmonės tiem pokyčiam, tiesiog kitokiam gyvenimui, kokybiškesniam gyvenimui. Nes šiandien dienai mes turim visas galimybės ir pasirinkimų labai daug, tai kodėl nepasirinkti to geresnio, o gal ir geriausio varianto. Tai ačiū tau. Ačiū tau, Simai. Jeigu norėsite plačiau susipažinti su Ineta, tai kvieskite 1-2-1, susipažinkite artimiau, sužinokit, ką reiškia tas užverbavimas gyventi sveikiau. Asmeniškai išbandyta, mediciniškai įrodyta, man atrodo, abejonių turėtų nebekelti. Tai Ineta, Zinzino, aš Simas, iki kito susitikimo. Iki.